Sveiki, mes esame Vilniaus Laisvės gimnazijos mokinės. Ar žinojote, kad mūsų naujojoje Vilniuje net 19 gatvių yra pavadintos 1863 metų sukilėlių vardais? Kurdama šį filmą mes supratome, kad istorija nėra tik sausos datos vadovėliuose. Ji prasideda čia pat, mūsų gyvenamojoje vietoje, už mūsų mokyklos durų ir gatvėse, kuriomis mes vaikštame kiekvieną dieną. Tačiau mes savo filme nenorėjome parodyti ginklų, o tik juodas sukneles. Sukilimo metu moteris nešiojo juodas sukneles, parodant protestą. Ir tai labai siutino Muravjovą. Ir jis uždraudė nešioti juodą spalvą. Mums tai pirmosios emancipacijos pamokos. Ir mes sužinojome, jog moteris, net neturėdamos tvirtos politinės galios, gali pasipriešinti ir turi drąsos tą daryti. O paprastas drabužis tapo laisvės simboliu. 1864. Vilnius skendi juodoje spalvoje. Michailas Muravjovas buvo pasiųstas malšinti sukilimą. Atvykęs į Vilnių jis pamato neįprastą vaizdą, jog moteris dėvi juodas sukneles. Tai nebuvo mada. Michailas Muravjovas išleidžia savo pirmąjį įsakymą, uždrausdamas juodas sukneles. Už jų dėvėjimą buvo milžiniškos baudos, o moteris viešai žeminamas. Kodėl ši spalva kėlė tokią baimę? Juoda spalva reiškia sukilimą, o mūsų grandinės reiškia okupuotą tėvynę. Mes gedime jų, 19 vyrų, kurių vardai šiandien įamžinti naujosios Vilniaus gatvėse. Stanislavas Išora, kunigas, sušaudytas pirmasis. Jano Benkovskio, Eduardo Čaplinskio, Antano Mackevičiaus, Vladislovo Nikolajaus, Jano Marčevskio, Kazimiero Sičiuko, Henriko Makoveckio, Mečislavo Dormanovskio, Jokūbo Čechano, Boleslovo Količkos, Karolio Sipavičiaus, Juliano Leslevskio, brolių Revkovskių, Alberto Leskovičiaus, Tito Dalevskio, Ignacijaus Danavičiaus, Raimundo Zemackio ir Juozapo Jablonskio gatvės įamžino jų svarbią kovą dėl mūsų laisvės. Jie siekia atkurti nepriklausomą valstybę su 1772 metų sienomis. Jų tikslas buvo lygios teisės visiems ir laisvė valstiečiams. Tai buvo kova prieš Rusijos imperijos priespaudą, apjungusi lietuvius, lenkus, baltarusus ir ukrainiečius. Pirmasis palaidotas ant Gedimino kalno, matyt, buvo vienas garsiausių sukilėlio būrio vadų – Boleslovas Količka. Jis buvo pakartas 2 kartus, kelių tūkstančių susirinkusiųjų akivaizdoje. Tądien lijo, todėl žmonių susirinko nedaug. Jis apdrabstė karininkus purvu. Količka nelaukė, kol budelis pasuks rankeną ir pats šoko nuo pakilos. Bet virvė nutrūko. Pagal nerašytus įstatymus tokiems žmonėms dovanodavo gyvybę. Bet su Količka buvo kitaip. Pasakojama, kad jį čia pat pasmaugė budelis ir pakabino ant virvės. Carinė valdžia bandė ištrinti jų atmintį. Nužudyti buvo slapta užkasti Gedimino kalno aikštelėje, jų kapai sulyginti, kad niekas negalėtų ten padėti gėlių ar uždegti žvakės. 2017-2019 metais vykstant Gedimino kalno tvarkymo darbams, Lietuvos nacionalinio muziejaus archeologų grupė kalno aikštelėje atliko archeologinius tyrimus, kurių metu buvo aptikta ir ištirta 14 kapų duobių su 20 vyrų palaikų. Sukilėliai Gedimino kalne buvo užkasti pažeminančiai, be karstų, apipilti kalkėmis. Kai kurie jų užkasti kniupsti, surištomis rankomis. Prie mirusiųjų palaikų buvo rasta medaliukų, kryželių, aprangos detalių. Tarp jų buvo ir tie 19, kurių vardai šiandien vadiname mūsų gatvės. Mokslininkai pasitelkę antropologinius teismo ekspertizės tyrimus patvirtino sukilimo dalyvių tapatybės. Po 150 metų užmiršties jie pagaliau buvo pagarbiai perlaidoti. 2019 metais Rasų kapinėse buvo perlaidoti sukilėlių palaikai, o ant jų kapų buvo užrašyta 3 kalbomis. Sukilėlių šūkis buvo už mūsų ir jūsų laisvę. Nuo tų pačių metų naujoje Vilniuje atsiranda 19 naujų gatvių, pavadintų sukilėlių vardais. Jos primena, kad mes esame kasdienybės dalis. Mes, Laisvės gimnazijos mokinės, norim pagerbti sukilėlius.